Sveiki, vėl per savo profilį, nes vėl neįeinu į savo grupę. Perkurk save gausos sąmonės su Žaneta. O bet nieko tokio, aš ir čia esu labai puikiai pasiekiama, tai sveikinuosi su tais, kurie jau čia ir kuriems aktualu svarbus dalykai. Jeigu tu esi tas, kuris nuolatos dejuoji, kad nėra pinigų, kad ten kokia nors nestabili ekonominė situacija, kad ten Lietuvoje gyventi sunku, ar ten, žodžiu, daug visokių problemų, viskas brangsta, viskas blogai, tai šitas laivas tau. Nes aš šitaip ir pavadinau, nėra pinigų, turbūt nežinai štai ko. Ir šiandien kaip tik noriu pasidalinti tą gerąją žinią, kad yra kita galimybė. Yra kita galimybė, kurią noriu šiandien su tavim pasidalinti. Labas, matau, jau yra besijungiančių, tai tikiu, kad jau mane matote ir girdite. Ir šiandien dar kartelį akcentuoju, kad šis laivas tiems, kurie linkia dejuoti dėl pinigų, dėl situacijos kažkokios ekonominės ar nepalankios, dėl to, kad Lietuvoje sunku gyventi, kad yra daug visokių bėdų, problemų, o pinigų nėra ir nežinau, iš kur gauti. Tai va, šiandien žinutė tau. Su šita žinutė ir atėjau pas tave ir labas, jau Rima, matau, sveikinuosi, viskas reiškia puiku. Super. Tai va, ta geroji žinia su galimybėmis. Ir beje, su tokiamis galimybėmis, kurios, nepasikartos. Ir šitą galimybę, beje, jums šiandien dovanoja My World. Mano pasaulis, ne veltui taip vadinasi, ar ne? Tai va, įsiklausyk, tiesiog įsiklausyk, nes galbūt nežinai, kad su My World galima susigrąžinti net iki 25% nuo savo kasdieninių pirkinių, perkant tiek internetu, tiek fizinėse partnerių parduotuvėse. Ir tai galime padaryti net 56 pasaulio šalyse. Girdėti dalykai? Jeigu girdėti, sveikinu, vadinasi, jau sukiesi šitame sraute, vadinasi, trauki jau teisingą informaciją, belieka padaryti sprendimus. Ir beje, tai yra kasdieniai pirkiniai, čia nekalbam apie kažkokius iš vis kosmonautinius dalykus, ar ne? Tai yra ir maistas, ir drabužiai, ir kažkokie tai galbūt degalai, ir vaistinės, ir kino teatrai, ir kelionės, ir viešbučiai, ir spa centrai, žiūrint, kam ko reikia. Tiesiog viskas po vienu stogu, ne veltui My World. Tai būtent šiandien dar kartą primenu. Ir turbūt teko, galbūt neteko girdėti, kad My World yra netgi išrinkta šiemet, 2023 metais, kaip geriausia lojalumo programa Jungtinėse Amerikos valstijose. Man asmeniškai tai pasako labai daug apie pasitikėjimą My World kompanija. Ir beje, Lietuvoje, lyginant su daugeliu kitų šalių, yra ypač daug parduotuvių, fizinių tiesiog parduotuvių, My World partnerių, kurios mielai mums sugrąžina dalį pinigų iš savo pirkinių. Ir tokių, beje, Lietuvos miestuose yra ne tik tai tose didžiuosiuose, ar ne, kas įprasta galbūt ten kokiam Vilniuje, nuo Kaune, ar ne, bet iš tiesų ir Marijampolė, ir beje, buvau labai nustebinta Tauragėje, kadangi ten tėvai, ten mano gimtinė, beje, kas iš Tauragės sveikinimai. Tai, žodžiu, iš tiesų buvau labai nustebinta, nes, jau, žinoma, nekalbant jau vien apie tas internetinės parduotuvės, kurios, faktas, kad nėra ribų, nėra vietos konkrečios ir yra prieinamos visur ir bet kur pasaulyje. Tai vėlgi yra didžiulės galimybės tai padaryti ir gauti tai, kas reikalinga. Ir tam tai reikia užsiregistruoti, kas yra nemokamai ir be jokių įsipareigojimų, nes žmonės, aišku, labai bijo įsipareigoti, bijo, kad bus kažkas tai mokamai, bus kažkokie paslėpti mokesčiais, dar kas nors, nieko tokio čia nėra. Užsiregistruoji ir pradedi naudotis tomis nuolaidomis, kurias siūlo partneriai, kurios siūlo My World kompanija. O beje, artėjant švenčių maratonui, tai aišku, kad daug kas jau imasi už galvos. Žinau, man irgi kažkada buvo tie laikai, kada šventės nebuvo šventėmis visiškai, nes faktas, kad išlaidų daugėja, ar ne, vis tiek ir šventinį stalą reikia pasiruošti, nekalbant apie kažkokias tai, kad ir nedidelės dovanėlės kažkam, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, nori, nenori, mes to neišvengiam. Išlaidų visada buvo ir visada bus. Tai klausimas, kodėl nuo savo pirkinių dar ir neužsidirbus, susigrąžinant dalį pinigų, kuriuos sumokame.
Tai va, tai čia yra tik tai labai paprasti žingsneliai, nuo kurių mes galime pradėti ir jau gauti naudas be jokių absoliučiai investicijų. Ir nereikia tam nei kažkokių verslų, nei didelių pinigų, nei nieko nereikia, kaip sakau, nemokamai. Ir beje, nemažiau gera žinia ir tiems, kurie turite savo verslus. Ar žinot, kad su MyWorld jūs taip pat galite gauti nemokamą reklamą? Žinoma, daug yra pinigų išleidžiama reklamai, nežinau, kiek jūs asmeniškai savo versluose, nes jeigu jūs neinvestuojate į savo verslą, jūsų verslas negauna energijos. Tai yra natūralu. Todėl nori, nenori, mes į savo verslą turime dėti energiją, tiek laiko energiją, tiek pinigų energiją, ar ne? Nu ir faktas, kad reikalingi tie energiniai tam tikri resursai. Tai va, jeigu norim palaikyti savo verslą, aš tikiu, kad tie, kurie iš tikrųjų nori, dedame pinigus ir į reklamas. O čia su MyWorld reklama yra nemokama. Nemokama reklama ir klientai prieinami visame pasaulyje. Taip pat, aišku, ir jau kalbant apie konkurencinį pranašumą, mes taip pat turime ir net didesnės galimybės čia. Ir aišku, daug kitų dalykų. Tai čia vėlgi priklausomai nuo to, ar jūs su verslais, ar be verslų, visada yra galimybė. Ir beje, tie, kas su verslais, ir dabar, jeigu jūs norite prisijungti, jūs netgi turite tokią galimybę prisiregistruoti prie šitos MyWorld platformos, gauti, kaip minėjau, ir nemokamą reklamą, ir klientus, ir tą visą konkurencinį pranašumą, ir dar daug daugiau, net neišleidžiant registraciniam mokesčiui jokių pinigų, kuris kainuoja beveik 500 eurų čia Lietuvoje. Tai, na, iš tikrųjų, pakankamai solidi suma, ar ne? Nu, ir kalėdų stalas jau gali papilnėti jau nuo dabar. Tai va, tai žodžiu, yra šitos galimybės, tai reikia naudotis. Ir beje, taip pat galbūt nežinai dar ir apie šitą galimybę, kad MyWorld taip pat padeda dar ir tiems, kurie nori arba turi galimybių investuoti. Susikurti savo saugumą, susikurti savo pasyvias pajamas, leisti savo ramiai gyventi, darant tai, ko norite ir tiesiog nesirūpinant to savo pragyvenimo arba išgyvenimo. Ir šitą dalyką mes galime daryti jau be rizikos. Tiesiog trumpalaikė investicija, aišku, ta investicija vėlgi nuo labai nedidelės sumos iki, kiek jūs tą norite. Ir susikurti savo pasyvias pajamas, pasyvių pajamų šaltinį. Ir netgi be viso ko tapti kompanijos akcininku. Aš bent jau neįsivaizduoju, kad gali būti dar tokių dosnių kompanijų. Iki šiol aš nežinojau. Žinoma, vieną kitą jau buvau, kaip sakant, savo kelionėje sutikusi, kurias irgi laikiau dosniomis. Nu, bet kai sužinojau apie MyWorld, patikėkit. Nu, tikrai žandikaulis atvipo. Nerodysiu kaip. Ir dar plius, kas mane ypatingai sužavėjo, tai kad kai aš sužinojau, kokios yra kompanijos vertybės, kai aš patyriau asmeniškai tiek šviesių žmonių, netgi ne šiaip, kad šviesių ten kažkokių išmintingų ir taip toliau, bet tiesiog šviesos darbuotojų, realiai šviesos darbuotojų, kas man ypatingai aktualu, nes aš dirbu su būtent šviesos darbuotojais. Ir čia šitoje kompanijoje, MyWorld kompanijoje, aš radau daugybę tokių. Ir mane tai taip nustebino ir taip maloniai nustebino, kad, žodžiu, kaip sakant, atsidūriau tarp savų. Ir tai yra pats geriausias dalykas. Ir kai pamačiau dar kokiamis vertybėmis vadovaujasi tie lyderiai, šitos kompanijos lyderiai, man iš tiesų nebeliko abejonių, kad tai yra būtent ta vieta, kurioje aš ir noriu būti. Ir taip pat kviečiu tave prisijungti. Ir beje, šiuo metu mums yra duodama ypatingai dosni galimybė. Ir tik tai per šį lapkričio mėnesį ypatingai dosnu ir beje net ne visą lapkričio mėnesį, tik tai iki lapkričio 28 dienos. Todėl kviečiu įsiklausyti, kviečiu neprarasti šitos galimybės ir tai yra iš tikrųjų tai, į ką noriu atkreipti jūsų dėmesį. Nu, žinoma, dar šiek tiek jau su mažesnėmis galimybėmis, tų dovanų, sakykime, ar ne, bus dar ir iki naujųjų metų. Todėl netgi, jeigu jūs išgirsite šitą laivą ir vėliau nenumokite ranką, parašykite, sureaguokite. Tik tai tiek, kad, kaip sakau, po naujųjų jau kompanijos siūlomos tos
galimybių ir dovanų gausa jau bus skurdesnė negu tiems, kurie spėjate įšokti dabar į lapkričio mėnesio šitą traukinuką, dovanų traukinuką. Labas tiem, kas jungiatės, smagu matyti ir taip dalinuosi, negali nesidalinti tokiais dalykais, dalinuosi. Todėl ir skubu dalintis ir ta gerąją žinia ir jau šiandien ir kviečiu tikrai pasidomėti, jeigu dar negirdėjote, dar nežinote, ką gali žinoti, galbūt šita šiandien diena kaip tik ateityje bus ta, už kurią jūs dėkosite savo gyvenimui, kad išgirdau, kad įsiklausiau, kad jau padariau tam tikrus žingsnius, dėl kurių jau šiandien, kažkada ateityje ar ne, mūsų gyvenimas iš tikrųjų bus daug šviesesnis negu galbūt šiandien, jeigu jūs dar vis galvojate, kad nėra pinigų, jeigu jūs dar vis galvojate, kad sunku čia gyventi ir viskas brangsta ir taip toliau. Tai dar kartelį akcentuoju. Jeigu nors kažkiek surezonuos, kviečiu iš tiesų pasikalbėti apie tai ir plačiau, nes čia yra tai, apie ką negalima tylėti. Iš tikrųjų, negalima apie tai tylėti, todėl ir siekiu, kad sužinotų kiek įmanoma daugiau žmonių, kviečiu ir dalintis, jeigu turite šitas galimybės. Ir platinkit, skleiskit šitą žinią, nes iš tiesų tegul žmonės naudojasi tuo, kas yra dovanojama. Ir beje, kviečiu pokalbiui, ne kažkokiai ten konsultacijai mokamai ar ne, kaip yra įprasta, bet tiesiog be jokių įsipareigojimų pasikalbėkime, išsiaiškinkime dar, kas jums neaišku, ko dar galbūt nesuprantate. Ir jei vis dar svarstote, ar tai gali būti tiesa, ar tikrai aš galiu turėti kažkokios tos naudos, o gal man tai netaikoma visiškai, ar ne, gal čia ne apie mane, tai skubu nuraminti ir patikinti. Taikoma ir tau, dar ir kaip taikoma. Tai lieka parašyti, tiesiog parašyk, kaip sakau, asmeniškai ir dar atsiųsiu papildomas informacijos ir video formatu. O po to jau, jeigu reikės, kaip ir sakiau, mielai pakviesiu neįpareigojančiam tiesiog pokalbį ir išsiaiškinimui to, kas dar galbūt neaišku. Ir beje, prie to paties, dar dėl ko verta šiandien man parašyti, tai yra rytoj, antradienį, konkrečiai lapkričio 14 dieną 18 val. Vyks nemokamai Zoom mokymai, kaip naudotis MyWorld platformą, kad susigrąžintume medalį pinigų už savo ir netgi kitų pirkinius. Taip, kad drąsiai rašykite po laivų, galit po šito laivų, kas pažiūrėsite, noriu kažkur kitur, aš žinoma dalinsiu šitą informaciją plačiai, kviečiu ir jūs, arba tiesiog į man galite parašyti žinutę Žaneta Jūra ir atsiųsiu jums Zoom prisijungimo nuorodą prie rytojaus mokymų ir kaip minėjau, tai nieko nekainuoja. Kaip ir nieko nekainuoja registracija, nėra jokių pirminių kažkokių įmokų, nėra jokių kažkokių kitokių paslėptų mokesčių, tai netgi čia irgi kelsiu ir visur, kur tik tai dalinsiuos, įkelsiu MyWorld registracijos nuorodą po tais pasidalinimais ir beliks užsiregistruoti. Ir tai yra labai paprasta ir labai greita šita registracija. Ir su MyWorld, kaip sakau, ir mėgstu sakyti, ir dar sakau, ir kartoju, kad viskas yra paprasta ir lengva, tai tiesiog reikia naudotis. Ir, žinoma, elgtis su pinigais išmintingai, to ir kviečiu, nes tada jie, faktas, su džiaugsmu sugrįžta pas mus atgal, pasidauginę netgi 10-eriopai, su MyWorld tikrai tai yra įmanoma, ir tai yra, beje, tas visas sugrįžimas, tai yra dėsningas, tai yra dėsniai. Tai yra natūralūs visatos netgi dėsniai. Įdedi energiją, sugrįžta energija ir nuolatos dauginas, žiūrint irgi, ką mes dauginam. Tai va, kviečiu dauginti tai, ką galime dauginti su džiaugsmu, su dėkingumu, su meile, su pačiom gražiausiom emocijom. O MyWorld tikrai padeda tai daryti. Ir padeda, kaip sakau, tuos dėsnius tiesiog įtvirtinti mūsų gyvenime. Žinoma, jeigu tik išgirsite šitą žinutę ir ją pasinaudosite. Taigi linkiu malonių visiems atradimų su MyWorld. Aš jau atradau, esu dėkinga šitai dienai, kada susipažinau su Gintauta, kuri mane atvedė iki šitų galimybių. Naudojuosi jomis, džiaugiuosi jomis ir todėl dalinuosi, nes lygiai taip pat noriu būti ir jūsų sėkmės dalimi. Iš tikrųjų, nuoširdžiai. Dėkingume visiems, susirašykime ir sakau, iki rytojaus per Zoom. Ate, mėlyjeji.